liko neaptartas sakramentas, gydymo sakramentas. Prisimenat, 7 sakramentai. Kristaus įsteigti ženklai, simboliai, per kuriuos jisai pažadėjo veikti. Jisai sakė, kai šitas ženklas bus atliekamas, veiksiu aš. Ir tada turim 7 sakramentus, iš kurių 3 yra vadinamieji įkrikščioninimo sakramentai, krikštas, sutvirtinimas, Eucharistija, 2 yra gydymo sakramentai, tai yra išpažintis ir ligonių, ir 2 yra tarnavimo sakramentai, tarnavimo bendruomeniai, bendrystės sakramentai, tai yra kunigystės ir santuokos tie sakramentai. Tai dabar liko neaptartas ir šiandien skirsime kokią 20 minučių ligonių sakramentui. Ligonių sakramentas. Vienas iš 2 išgydymo sakramentų. Jeigu išpažintis yra daugiau skirta dvasiniam išgydymui, tai ligonių sakramentas yra daugiau fiziniam išgydymui. Bet ir vienas ir kitas veikia visose srityse, nes žmogus nėra iš tokių 2 dalių sudėtas. Va čia yra dvasinė dalis, čia yra fizinė, sujungi, paskui gali atskirti, vėl sujungi. Ne taip. Reiškia, viskas tenais yra artimai susiję. Ir tai, ką mes darom dvasinėme lygmenyje, įtakoja mūsų fizinį būvį. Ir atvirkščiai, tai, ką mes darom fizinėme lygmenyje, reiškia, tai yra labai artimai susiję dalykai. Ir už tai tie 2 sakramentai, nors sutaikinimas yra daugiau dvasinis aspektas, bet po geros išpažinties gali sveikata pagerėti. Ir ligonių sakramentas yra skirtas taip pat ir fiziniam ir dvasiniam gydymui. Anksčiau buvo populiarus pavadinimas paskutinis patepimas ir ko gero dėl to pavadinimo taip po truputį vis labiau ir labiau žmonės šio sakramento vengia ir bijo. Nes jį priėmus belieka tik tai numirti. Taigi jau paskutinio patepimo, tai, kaip sakant, ir paskui bijo kviesti artimiesiems, nes jeigu tik tai pamatys kunigėlį, tai persigas ir dar numirs ko gero iš karto. Tai gavosi nelabai gerai su šituo sakramentu, nes jisai tapo toksai mirties pranašas, suprantamas liaudyje. Kam jisai iš tikrųjų yra skirtas? Tas sakramentas yra skirtas rimtai sergančiam, nebūtinai mirštančiam, rimtai sergančiam žmogui, tas sakramentas rimtai sergančiam krikščioniui. Tikintysis šitoj situacijoje savo turi galimybę įsileisti Dievą į savo ligą, pašventinti ligą. Ligai pasunkėjus, reiškia, jeigu yra ta pati liga sunki, ir jinai pasunkėja. Vėl galima priimti, pakartotinai galima priimti ligonių sakramentą. Taip, mirštančiajam šitas sakramentas irgi yra kaip tik tai, ko jam reikia. Artėjant mirčiai šį sakramentą labai tinka priimti. Taip pat prieš rimtą operaciją, jeigu kažkoks mūsų gyvenime laukia rimtas gydymo procesas, operacija labai tinka. Senatvėje sveikatai silpnėjant. Iškertėjus senatvėje, susilpnėjus sveikatai, pats laikas priimti šį sakramentą, ligonių sakramentą. Šis sakramentas yra priimamas ne vieną kartą, jį galima kartoti. Kiekvieną kartą, kai atsiranda tam reikalas, galime jį ir priimti. Šį sakramentą teikia kunigas arba vyskupas, reikia šventimų sakramento ir neužtenka diakono, reikalingas kunigo, labai retais atvejais, gal pasitaikys ir vyskupas, paprastai kunigas atliks šio sakramento šventimą. Žiūrėkit, aš turiu tekstą šio sakramento, kaip jisai atrodo. Reiškia, visi sakramentai turi savo žodį, kuriuo kviečiama šventoji dvasia, kad jinai atliktų tai, ką tas sakramentas ženklina. Taigi štai, esminis ligonių patepimo sakramento ženklas yra malda už ligonį. Uždėjus rankas ir patepamas yra ligonio kakta ir rankos, tariant žodžius. Šiuo šventu patepimu, tepama kakta, šiuo šventu patepimu te atleidžia tau gailestingasis viešpats visą, kiek esi nusidėjęs mintimis. Šiuo šventu patepimu, tepamos rankos, te atleidžia tau gailestingasis viešpats visą, kiek esi nusidėjęs darbais. Štai yra ta vadinamoji esminė apeiga šio sakramento.
Jeigu ligonis turi sąmonę ir reikia jam to, turi būti atliekama išpažintis. Bet kuriam sakramentui priimti žmogus turi būti malonės būvyje. Ką tai reiškia malonės būvis? Malonės būvis tai reiškia buvimas be sunkios nuodėmės. Tiek, kiek aš gebu, kiek mano protas ir jėgos ir galimybės, reiškia, kiek aš sugebu, aš nusigrėžiu nuo blogio ir atsigrėžiu į Dievą. Tai smulkių nusigrėžimų nuo blogio mes per daug prisidirbame. Mes pastoviai mintyse, žodžiuose, veiksmuose, apsileidimuose smulkių nusigrėžimų nuo Dievo pridarome. Tai jie mūsų nuo Dievo neatskiria, bent jau pilnai neatskiria. Gali būti šiek tiek susilpninti ryšį su Dievu. Bet sunkios nuodėmės tai yra didelis dalykas, pilnas žinojimas ir laisvas apsisprendimas mus atskiria nuo Dievo. Ir mes nesame malonės būklėje. Tai tam, kad žmogus galėtų priimti sakramentus, jisai turi pirmiausiai sugrįžti į malonės būklę ir sugrįžimas į malonės būklę paprastai įvyksta per sutaikinimo sakramentą, per išpažintį. Ir tik tai tada galim priimti kitus sakramentus, tame tarpe ir ligonių sakramentą. Taigi, ligonis turintis sąmonę ir jeigu jam to reikia, jeigu seniai buvo išpažinties arba yra sunkių nuodėmių, prieš priimdamas ligonių sakramentą atlieka išpažintį. Dabar, jeigu teikiamas sakramentas žmogui, kuris yra be sąmonės, reiškia nesąmoningoje, reiškia praradęs sąmonę, jisai gali būti teikiamas ir teikiamas dažnai tokioje situacijoje, tai tada šiuo sakramentu jam yra atleidžiamos nuodėmės, jeigu jisai yra gyvenantis tikėjimo gyvenimą, sąmoningą, krikščionišką, sakramentinį tikėjimo gyvenimą gyvenančiam žmogui, esančiam be sąmonės, ligonių sakramentas yra teikiamas toje būklėje. Sakramento vaisiai. Ką šis sakramentas padaro žmoguje? Šventosios dvasios dovanos ligoniui, ištvermė ir ramybė. Nežinau, ar kiek iš jūsų, kai kurie esate priėmę be abejo ligonių sakramentą. Aš esu vieną kartą priėmęs jį ir net fiziškai tą jaučiau. tą tokį ramumą, tokį sustiprinimą net fiziškai jaučiau. Taigi, šventosios dvasios dovanos, kurių reikia ligoje. Kantrybė, ramybė, ištvermė duodama per šį sakramentą. Vienijimasi su Kristaus kančia. Žmogus įgalinamas, jam padedama priartėti prie Jėzaus. Ir Jėzus kentėjo. Ir štai jo kančioje mes galime tam tikrų būdų susiliesti, būti arti jo, nes ir mes kenčiame. Ligonis kenčia ir tai yra šansas patirti kartu su Jėzumi, kas yra kančia, vienijimasis su Kristaus kančia. Sustiprinamas gebėjimas žmogaus aukoti savo kančią už kitus, už save, už bažnyčią, už artimuosius, reiškia tas sustiprinimas, pamatymas, kad yra prasmė, kad kančia nėra beprasmis dalykas ir galima ją aukoti. Sielos ir jeigu Dievas žino, kad tai padės išganymui, kūno išgydymas. Reiškia, tai yra išgydymo sakramentas, nenumarinimo sakramentas. Tai mūsų sielos išgydymui ir Dievas geriau žino, kas mums yra naudingiau, reikalingiau ir kūno išgydymas, jeigu tai padės mūsų išganymui. Ar esat pastebėję, vėlgi mūsų tarpe jau yra žmonių su gera gyvenimo patirtim, daug nugyvenusių. Gyvename pasaulyje, kuris purtosi kančios visais įmanomais būdais. Skausmas, kančia yra matomas kaip pats didžiausias blogis. Bet ar tai yra tiesa? Tikriausiai esate sutikę žmonių ir gal patys patyrę, skausmas ir kančia padaro gerų dalykų mumyse. Padaro mus labiau, mažiausiai, padaro labiau užjaučiančius, padaro gilesnius. Kančia žmogų pagilina. Ir ta prasme kančia nėra pats didžiausias blogis. Pats didžiausias blogis būti be Dievo, tada ir kančia, ir malonumas neturi prasmės. Irgi dauguma iš mūsų esam tą patyrę.
gyvenant be Dievo neturi prasmės niekas, nei malonūs dalykai. Ir kančia manyje, nusidėjėlyje, pagal Dievo planą turi atlikti labai svarbius darbus. Reiškia, mano egoizmą sudaužant, mano kito nematymą, mano lėkštumą, paviršutiniškumą. Kančia yra Dievo plano dalis ir galiu aš to neprimti, vis tiek kančią patirsiu. Bet jeigu aš priimsiu tinkamai su Dievu, tai jinai atliks labai svarbius dalykus manyje. Nebijokim priimti šio sakramento, ligonių sakramento, jisai yra išgydymui sakramentas, gyvenimui su Dievu, o ne mirčiai. Tai ačiū už dėmesį.